Garbė Alachui, mūsų kūrėjui, už tai, kad jis mūsų kūrė. Šiandien noriu papasakoti, kodėl mes esam sukurti, kokiu tikslu. Tai Alachas mūsų sukūrė tam, kad jį vieną tik tais garbintume. Mūsų kaip žmonių gyvenimo tikslas turi būti garbinti tik tais vieną Alachą. Ir nieko daugiau. Tai noriu papasakoti jums istoriją vieną. Prieš porą dienų važiavau ilgą kelionę iki Belgijos, nuo Lietuvos iki Belgijos. Ir buvo ilgas laiko tarpas, nes nevažiavau su automobiliu, ne su lėktuvu. Tai buvo daug laiko apmąstyti viską. Tai savo laiką skyriau Alacho prisiminimui. Ne visą, bet daug laiko. Nes yra visokių žodžių šlovinimo frazių. Pavyzdžiui, Subhanallah, šlovė Dievui reiškia Alhamdulillah, ačiū Dievui. Allahu Akbar, Dievas yra didis. Tai tokie maži dalykai turi labai didelę reikšmę. Yra visokių kombinacijų ten, kad tarkim po 33 kartus ar 33 kartus pasakai Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ir Dievas atleidžia jums nuodėmes. Tai bevažiuojant daug visokių tokių frazių teko ištarti ir vienu momentu aš pajaučiau tokią ramybę ant širdies. Tokį jausmą buvau jautęs tik tais, kaip atsiverčiau į islamą arba kaip po piligriminės kelionės į Meką. Tokią ramybę. Grinai pajaučiau, kad Alachas man atleido. Tokią sieloje ramybę pasijautė. Toks geras jausmas. Tai žmonės, yra visokiausių dua, maldavimų, kuriuos naudinga išmokti. Islame daug visokiausių ten tų frazių yra, kad sėkmei ar kad dar kažkam ten. Yra tokių dalykų. Kaip ir sakiau, mes sukurti tam, kad šlovintume Alachą tik tais. Toks mūsų turi būti tikslas. Tai žmonės, islamas yra teisinga religija, tiesa. Tai patarimas jums nešvaistyti savo laiko veltui, o gyventi tam, kad su tokiu tikslu, kad pasiekti rojų. Tai Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Šitie dalykai labai svarbus. Yra dar visokių La ilaha illallah, ką reiškia, kad niekas nėra vertas garbinimo, tik Dievą. La havla wala quwwata illa billah. Čia reiškia, kad nėra kitos galios, tik tais Alacho. Jeigu gerai jeigu teisingas čia vertimas. Tai žmonės, tokių mažų frazių yra daug. Astaghfirullah, pavyzdžiui, reiškia atleisk man. Ten pasakai 100 kartų ar kiek ten, irgi labai naudinga. Nes tokie paprasti atgailavimo, šlovinimo frazės, tai turi tapti mūsų kasdienybė. Tai pravalo mūsų širdis, mūsų sielą. Nes, pavyzdžiui, scrollinant Facebook'e, ten skaitant komentarus arba ten kas kokiam naujienom dalinasi, ten kaip, pavyzdžiui, 15 min ar ten Delfi visokie. Tai vien negatyvas, vien visokie žudymai, po to visokie ten
nu, visokie negatyvūs dalykai ten, nes visokios ten LGBT propagacijos, tokie dalykai, kur seniau būdavo, sodindavo į kalėjimą už tokius dalykus, ten dabar tampa mada. Tai va, žmonės, dabar laikai ant tiek pasikeitė, kad jeigu norite įsigelbėti, tai islamas vienintelis teisingas kelias. Tai yra teisingoji religija ir teisingas gyvenimo būdas. Taip kaip mūsų protėviai gyveno, tokios pat vertybės, kad išlaikyt ramybę ir teisingumą. Islamas teisingoji religija perdodama iš kartos į kartą. Tai žodžiu, čia yra, kaip sakant, teisingai išlaikytos tradicijos. Tai va, žmonės, jeigu norite įsigelbėti, nenorite pakliūti į pragarą, nuklysti klystkeliais, tai islamas jūsų šansas, naudokitės progą, nes yra visa informacija, tik reikia priimti, neneigti jos.